Laidą Vienam gale kablys remia Rapala. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Taip, už lango audra lietus ir mes pradedam laidą iš namų, bet tikrai ji bus iš gamtos ir tikrai įdomi. Nes glaudžiai bendradarbiaujam su mūsų bičiuliais iš Rapolos ir jau gavome daug naujienų, kurios pasirodys 24 metais. Ir viena iš jų įdomiausia, aišku, yra Crush City gumas, ko Rapola niekada nedarė. Pačios įvairiausi dydžiai, nuo žuvelių iki vėžiukų. Ir man labai parūpės pabandyti. Ir žinot, kur aš sugalvojau? Kad reikės pabandyti Švedijai nuo kranto. Taip, visi puikiai žinot, koks aš kranto žuklės mėgėjas. Iš Klaipėdos keltas naktelė ir iš ryto aš jau prie upės su spinningu. Šiandien tokia išskirtinė laida, nes mes esame atvykę į Švediją. Ir dar kas įdomu, kad mes nedarysime tradicinių valčių, plaukimų į jūras, į marias, į didelius ežerus, o bandysim gaudyti nedidelėse upėse. Tiksliau vienoj. Žinom, kad šitoj upėje yra pagauta lydeka didžiausia 19 800, kosmosas ar ne, beveik 20. Tai aš turiu pakankamai įdomių Rapolos naujienų, su kuriuom norėsiu pabandyti pagaudyti. Tai apie tai laida, Švedija, Rapala ir pirmin. Varom. Gražus oras, gera gamta. Žodžiu, vaizdas toks, kad upė panašiai labai nevieži kažkokį tai, bet yra susiaurėjimų, išplatėjimų ir tokių kaip ir senvagių. Tai su lydekom pradėsim, ar ne? Nes norisi pagauti vieną kitą, pasižiūrėti, kokie dydžiai čia gyvena ir kaip viskas vyks. Tai čia terbeitai pas mane, iš tikrųjų bleidai vadinasi Rapolos pasaulyje, bet šiaip jos visi žino, nes vienas kažką kiti vieni taip daro, kiti taip daro. Tai žiūrėsim, kaip bus. Aš noriu dabar pagauti lydeko, paskiau galvosiu apie tai, kad daug eisiu upės pakrantę ir galbūt pagausiu kažką tai įdomaus. Ne tik lydekas. Žiūrėsim, kaip bus, nes rašo čia, kad yra ir lašišų tipo, bet jos ten kažkur kitur jau išėjusios neršti, yra ir didelių upėtakių, ir vietos, tikrai atrodo įspūdingos. Šiaip Švedija mane visą laiką įkvėpė, nes akmenynai, reikalai, tokia ne mūsų gamta. Varom gaudyti. Kaip pravesti čia terbiai su pakilnojimais, nes suaktyvina vėsą, suaktyvina masalą, vibraciją ir tada žuvytė nori imti. Aba, yra! O kokia! Šiekit kokia! Tarp žalių! Mamiutė! Ai! Va, čia terbeidas kokias gauda. Superinė, ne? Taip. Mazaliukas prakirto šuodą gražiai žuviai. Apa. Apa. Gražu valė. Na, eigi renkti. Liurt.
Dėkui, Gesilė. Joho! Nejuda net. Gavo šoką. Nu, žinai, su tokiu masalu, kai duodi. Jokingai. Bet pramuša tai jisai vyriškai, galvos. Mažiukė. Varik namo, pas mama. Ir atvesk man. Super. Bet žinokit, fantastiškai atrodo upė, nes mašina pasistatė prie tilto, o ir gyliai, ir srovės, matau ten išplatėjimai, žodžiu, žvejybai fantazijos maksimum, čia gali galvot, ką tik nori. Tai pažiūrėsim, ar ne? Bet šiaip viskas atrodo super. Opa, geras smūgis yra. Kalas. Nu ką, naglai. Ko tas turi laikyti? Žuveliokas. Super. Čia terbaičiukas. Sudirbo. Super. Tu duok. Pasaliukas. Lydekiukas. Namo. Čiu. Kuom įdomi Rapala? Iš tikrųjų, vis viena seniausių kompanijų Europoje. Norit, nenorit. Aišku, dabar viskas persikėlė į Ameriką, bet vis dėlto Lori Rapala kažkada tai sugalvojo. Tai pirmą woblerį ir su juo gaudė žuvį, kai šeima neturėjo ką valgyti. Nesvarbu, bet jinai įdomi tom, kad jinai kažką tai visą laiką kuria savo. Ne copy-pastas, dar kažkas, tai kuria savo. Ir šiandien aš bandysiu gaudyti čiterbeitais, jie vadinasi Rapalui spinblade'ais, iš tikrųjų žinomas dalykas, bet visien jie viską padarė savaip. Tai yra galvakablis, tai yra sijonėlis gumos ir tai yra virpanti priekinė dalis, panašu į mepsą ir masalui daro ir garsinę funkciją, ir be abejo virpėjimą smarkų. Tai va, pažiūrėkite, kaip jie atrodo. Aš labai džiaugiuosi, kad Rapala pradėjo šiais metais daryti guminukus, jau kitais metais prasidės, nes vis dėlto pamatė, kad pasaulis juda guma, žuvis gal netokios aktyvios darosi ir gumą reikia gaudyti, bet tikrai išleido labai kitais metais daug gumų variantų, kurios galės atrasti Lietuvoje. Gramacijos yra skirtingos, nes yra ir ešeriniai bleidai, ir lydekiniai bleidai. Tai aš kol kas gaudysiu lydekiniais. Yra ten 11 gramų, 17, 21. Bet jūs neįsivaizduokit, kad tas masalas yra kažkoks tai džigas, kuris kesta. Ne, jį užsimeti meškerę. Ir tu jį gali netgi va tiek nuo vandens paviršiaus pratraukti. Tai viskas yra daug kitaip, negu jūs įsivaizduojate. Tai nėra tas džiginis kažkoks, o tai yra va taip padirbantis masas. Kokia. Čiu. Aba. Viskas, nusikaliau, žiauri. Lydekų daug. Iš tikrųjų, tiek, kiek jūs matė dabar, pirmoji daly, aš pagau 17, man atrodo. Nu, tokių, bet visos va tokios, va, ir va, didžiausias parodžiau, nes tų silkių dar buvo milijonas. Tai tokia pirma mūsų dalis, galvoju, eisiu dar toliau, nes eiti yra kur pagal žemėlapį, pagal mapsą. Ir yra tokie išplatėjimai,
Noriu rasti šerių. Nu, realiai. Pažiūrėsim, kaip bus. Tai jūs įsiekite, su antroji daly mes pasikalbėsime apie ešerius. Koks juokingas inkiliukas, kas gali jį įtilpti? Nu, nežinau, kažkoks mažas paukšteliukas turbūt. Nu, žodžiu, visi sveiki sugrįžę. Antra mūsų laidos dalis, aš radau ešerius. Aš pažinokit, apakęs. Nu, tai va, tai einam gaudyti šerių ir leiskit gerai laiką su mūsų laida. Vienam gale kablys. Koks smūgis per nagus. Spaudžia. Čia teriuka mažesnis, bet tokius tankus iš milijoną metų negaudžiau. Taip. Super. Masaliukas koks. Pripaž žaliu. Opa. Koks išėris. Juhu. Kokio dydžio, pažiūrėkit. Kokio dydžio tankas. O čia tai dydis pasakinis, ar ne? Va, visas susigrūdęs gumą. Aš tai užsikaifavau. Superinis. Nu, ačiū labai. Kokie kasiagiai. Čia nereali vieta. Pažiūrėkit, kokie ešeriai. Kosminio dydžio, ar ne? Kosminio. Ne, ešeriai kosmonautai, praryja viską. Koks dydis. Superinis, ačiū. Super. Ir kas įdomu, kad visi prie pat kranto, prie žalytės. Nu, čiau, bakuras. Dirbam toliau.
Susikibėjo. Šerys bus garantuotas. Laba! Koksai tankas! Vėl! Pilas koks raudonas, senolis. Eik tu savo, koksai kaifas. Super! Baisu. Duok, guma. Bet tai tos smūgiai tokie, kai duoda, tai tenai kaifas. Na varyk. Tai va, dienos kelionė, aš galvoju, prie upės pavykusi ir kas įdomu, kodėl aš irgi užsidėjau tokius didelius masalus, ar ne, nenaudoju kažkokio mikrodžiginio kuotą, mikroguminukų negaudžiau. Todėl, kad kiek aš pastebiu, kaip žvėjoja švedų, suomių, olandų žvėjai, didžiuosios ešerius jie gaudo būtent tokiais masalais. Tai yra 5, 4, netgi 5,5 colio. Ir viskas dirba puikiai, todėl, kad didelis ešerys nėra kažkokia grupė ešerių, kurie galite jūs pagauti, ten 50 visien, jie plaukia po 3, po 4. Ir ypatingai dabar ant rudens aš galvoju, daug aktyviau imti kažką tai didelio, stambaus, kad primušti skrandį, negu gaudyti kažkokius mažus vabaliukus ir iš to neturėti. Tai va, sakau, ta švediška, suomiška patirtis, pažiūrėjęs daug YouTube kanalo, padarė tokią gražią dieną. Na, o dabar grįžtame pas mus į Lietuvą ir apsižiūrim, ką mes turim dar naujo kitiem metam. Iš tikrųjų, mes jau gavome katalogą 24. Čia tikrai matosi, kad guminukų yra daug, ko Rapala, kaip sakiau, anksčiau nedarė, ir dropshotinių, ir biodegių, ir vėžiukų, ir trumpesnių, ir netgi yra vinukų, vadinamų nedrygų. Žodžiu, reikalų bus su gumom kitais metais mums visiems. Kas dar naujo papuolė ir įdomaus į mano rankas. Tai aišku, masalai Peto ir Otas, iš tikrųjų daug naujų spalvinimų, bet kas dar įdomiausiai, kol kas nepasirodė Lietuvoje, bet aš tikiu, kad pavasarį pasirodys, tai yra Peto ir Oto minkštosios versijos. Tai tiesiog didelės geros gumas, su kurio mes gaudysim. Jas tiesiog reikės kaustyti, bet atrodo tikrai įspūdingai, spalvų daug. Tai laukiu nesulaukiu didžiosiam žuvim. Šiemet gal jau ne, bet kitą metą tikrai bus reikalų. Įdomus ir nauji hard masalai, kieti masalai. Tai yra 2 dalių džerkai, kurie yra papildyti štai tokiais vinukais. Ir juos tiesiog jūs prisukate ir gali džerkiukas jūsų leistis, kad ir 6 metrus. Turi labai gražų raulingą. Yra, man atrodo, 2 dydžioje, bus 3 svoriai papildomi ir nuo to, kaip norite, jūs su jais ir dirbate. Man teko pamėtyti, tikrai labai smagiai atrodo, turi raulingą va tokį žemyn ir pavyzdžiui, jeigu viską išsukate, galite pravesti 0,5 metro gilyje laisvai. Jeigu jūs sukat stambesnį 2, jeigu sukat 3. Tai va, labai įdomus masalai ir dar man rankose užkliuvo va tokia va woblerio versija. Jisai yra saltyginis, tai yra skirtas jūrai, bet aš jau matau jo pritaikymą. Tai Flash X Extremo, 30 gramų vombleris, atrodo kaip kulka. Skridimo ir balistinės savybės, aišku, bus idealios, 30 gramų ir aš jį matau salačių žvejybai. Nemunuose, kai reikia labai toli mesti, nereikia giliai užvirpinti, jisai turi daug šaratų. Ir tai bus vėlgi vienas masalas, kurį aš tikrai kitais metais tikrinsiu. Tai va tokia mūsų švediška kelionė, apžvalgėlė ir šiek tiek masalų. Aš manau, kitais metais bus įdomu. Rapala dirba į priekį ir tai yra labai labai svarbu. Dėkui Rapalai, kad sukūrė daugumų, kad kitais metais mes galėsime bandyti džigų, ne džigų visaip. Ir kaip matėte, labai kimba. Tai viskas, ką norėjau parodyti jums šį kartą. Švedija faina šalis, kartais verta čia persikelti. Mes persikėlėm iš Klaipėdos į Karsgarmną, praleidom čia 1 dieną ir gerai leidom laiką. Tai va tokia dienos žvejyba, rytoj vėl plauksim atgal. Ir fainai. Ir rekomenduoju visiems šiek tiek pakeisti galvą, lokaciją ir pabandyti naujus masalus. Viskas šiandien, nei iš vyno, nei degos, susitiksim lygiai po savaitės.
Laidą Vienam gale kablys remia Rapala.